Sveiki visi, su jumis Tošis ir šį kartą šiek tiek keistoka pradžia mano viso video, nes testo, kurį aš filmavau prieš kelias dienas, medžiaga įsitrynė, tiksliau neliko garso. Taip kad, tiksliau dalis garso liko, bet dalis garso kažkur tai pasislėpė. Taip kad jo, šiandien mes testuosime Iconixą. Pasižiūrėsim, ką jisai gali prie mano testinės duobės. Pasižiūrėsim, kaip jisai veikia ir ką jisai gali tenai parodyti. Iš tikrųjų, pamatysit vieną labai įdomų dalyką, ką aš pastebėjau apie Iconixą ir kas man gal šiek tiek sukėlė abejonių ir ne tik abejonių, bet kas man šiek tiek nepatiko. Taip kad, jo, trumpai kalbam ir ką, keliamės į miško studiją. Na ir ką, pabandysim pasitestuoti Iconixą. Šiuo kart turėsim nustatymus štai tokius. Turim lauką, jautrumas 25, tai yra maksimumas. Taip, tonai 3, galima juos iš tikrųjų padaryti PMV, o po to pabandysim trečią, tai yra ketvirtą, tai yra enchanted garsus, kurie pagal idėją turėtų sukelt gilius signalus. Pasižiūrėsim, kaip vyks. Pabandysim pirmiausia su pirmu, tai yra PMV garsais, o po to pasikelsim į ketvirtą su PMV enchanted garsais, kurie, kaip ir minėjau, jie turi iškelt tuos gilius signalus į paviršių realiai, ir su stereo dirbant neturėtų, gilis turi jaustis, bet tie gilūs signalai turėtų išeiti į viršų. Taip, toliau, gerai. Tai dabar kol kas su pirmu dirbam, tada gruntas nereikalingas, reactivity 2, standartiškai, tonai darom full tonus, diskriminaciją nusimušam į 0, geležies garsas paliekam 8, multi, audio tipas, kaip ir minėjau, 1, reactivity 2. Varna atidaryta, tai yra viskas yra atidaryta, žiūrėsim, kas gausis su tokiais garsais. Na ką, kaip visą laiką pas mane yra keturi šitie taikiniai. Tai yra mažas varis, didelis varis, mažas sidabras, didelis sidabras. Pradėsim nuo mažo vario ir manau, kad čia 10 cm, važiuojam nuo 15 ir, kaip ir minėjau, PMV garsai. Problemų nėra. Dedame į 20. Problemų nėra. 25. Garsas jau nebe toks ryškus. Ir šiaip, ką dabar pastebėjau, pakankamai tylus garsiakalbis yra, tai todėl vaikščioti su ausinėm tikrai bus geriau. Bet stabilus signalas 79, 83. Gerai, ir bandom į 30. Čia jau garso nėra. Bet dabar pabandysim padaryti, ką ir sakiau. Tai yra pereiti prie audio tipo ketvirto. Ne, vat jeigu nekabino,
reiškia, ir nekabino. Dabar grįšim į 25 ir pažiūrėsim, ar garsas yra pagerėjęs, lyginant su standartiniu pirmu garsu. Nu ir iš to, ką girdžiu, galiu pasakyti, kad jo, garsas yra šiek tiek geresnis. Pereisim prie kitų, bet aš dar norėsiu vieną dalyką padaryti, kadangi tikrai garsas nėra didelis, uždėsiu mikrofoną prie pačio dinamiko. Taigi, uždėjau mikrofoną ant koto. Su mažu variu turim 25 cm, nu, iš tikrųjų nėra blogai. Taip, važiuojam prie mažo sidabro, irgi 25, tai pradėsim nuo ten, kur baigiam aną. Signalas stabilus. Ir važiuojam gilyn. 30 cm. Ne. Mažam sidabrui. Sidabras tai yra sunkesnis negu, matot, kažkur tai gramatūras ekrane. Bet ne. Ok. Gerai. Imam tada sidabrą carinį. Tai yra 1 rublis. Važiuojam į 30 cm. Čia problemų nemanau, kad kažkam tik kils. Na, 25. Plonas, stabilus signalas. Nu, važiuojam į 35. Taip, bet tik tai gražiai įdėt. Op. Stovi. Trisdešimt penki. Irgi nėra. Nors kažkokia. Nors ne. Čia irgi nėra. Nu, įdomu. Ir paskutinis mano carinis pitakas didelis, gramatūrą irgi matot. Važiuojam ten pat, tai yra, kiek čia mes turim, 235 cm. Tylus signalas be VDI, kas yra gerai. Nu tai kadangi jau turim, pasižiūrim su, čia buvo 4, pirmas įgarsinimas, tai yra PMV. Gerai, pabandom dar vieną dalyką padaryti, tai yra, taip, atsistatymo greitį numetam į 0. Nerealu, taip, bet atsirado VDI 96, 95.
Ok, nu ir tada pabandom dar įkišti į 40. Nu. Jokio garso. Ir audio parinkam 6. Ten pirmam video matėt, kokie yra skirtumai tarp ten tų audio įgarsinimų. Gaila, iš tikrųjų, kad nėra Nėra. Pasižiūrim, kur čia. Vienpusis toksai signalėlis. Tai va. Icon X. Gylio testas. Turėjo duobės. Štai va tokie tai testai su Icon X. Matėt, ką jisai gali padaryti prie duobės. Man visai patiko ir ką. Dabar laikas bus ištestuoti laukuose. Pasižiūrėsim, kaip jisai elgsis laukuose. Pasižiūrėsim, kaip jisai susivalgys viską ir kaip jisai gražiai ir tvarkingai dirbs. Nežinau, ar gražiai ir tvarkingai. Bet pasižiūrėsim, nustatymus matėt. Iš tikrųjų, ko trūksta, būtent taip pasijuto dabar testuojant, tai yra garso. Garso iš dinamiko. Dinamikas man šiek tiek jisai patylintas. Ir jeigu bus vėjuota diena, tikrai nesigirdės tų mažųjų signalų, tų silpnų signalų, gilių signalų. Tai todėl ausinės su Iconu yra privalomos. Jo, privalomas. tik tai tiek galiu pasakyti. Realiai, daiktas smagiai dirba, gerai, lengvas, fainas. Iš tikrųjų, sverintis nieko, dar lengvesnis negu Deusas. Taip kad žiūrėsim, kas bus toliau. Nuo kol kas, iki. Su jumis buvo Tošas ir iki kitų susitikimų. Čiau!